Kauno Žalgirio krepšininkai šiandien išvyks į Stambulą, kur antradienį pradės Eurolygos seriją su Stambulo Fenerbahče. Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas klubas šį sezoną tikisi apginti čempionų titulą, o puikiai reguliarųjį Eurolygos sezoną užbaigė Žalgiris pasirengę sugrįžti į finalo ketvertą. LRT kalbintas Turkijos krepšinio ekspertas mano, kad Jasikevičius sugebės nustebinti buvusį savo asistentą, dabar Kauno Žalgirį treniruojantį Tomą Masiulį. Kauno Žalgiris šią savaitę po netrumpos pertraukos sugrįžta į Eurolygos atkrintamąsias. Paskutinį sykį šiame etape Žalgiriui pergalių iškovoti nepavyko. 2023-aisiais Kazio Maksvyčio treniruojami kauniečiai 0-3 nusileido Šarūno Jasikevičiaus vadovaujamai Barselonai. Praėjus 3 metams Žalgiris vėl ketvirtfinalyje. Kauniečius vėl pasitinka Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda. Tik šį sykį tai ne ambicingoji Barselona, o čempionų titulą ginantis Stambulo Fenerbahče klubas. O Maksvytis jau ne Jasikevičiaus varžovas, o jo dešinioji ranka. Buvusi dešinioji ranka, Tomas Masiulis, dabar ruošiasi kovai su buvusiu bendražygiu. Masiulio treniruojamas Žalgiris puikiai užbaigė reguliarų sezoną ir nebe pagrindo ambicingai žvelgia ir į ketvirtfinalio barjerą. Į Žalgirį kaip rimtą varžovą žiūri ir turkai. Krepšinio ekspertas Bura Balabanas sako, kad į šią seriją Žalgiris žengia kur kas užtikrinčiau nei tai darė prieš 3 metus. Žalgiris turės kur kas daugiau vilčių nei toje ketvirtfinalio serijoje prieš Barceloną, ypač jeigu atsižvelgtume į paskutinius 30-40 dienų. Fenerbahče per pastarąsias 6 savaitės pralaimėjo labai daug rungtynių. Balabanas pabrėžia, Žalgirio lyderiams reikės įrodyti, kad lygį demonstruota reguliariame sezone gali demonstruoti ir atkrintamosiose. Ypatingai didelė atsakomybė slėgs Silveno Franciskopičius. Jis šį sezoną buvo nuostabus, bet dabar pirmą sykį bus komandos vedliu atkrintamosiose. Mauzesas Vraiktas taip pat puikus aukštaūgis, bet pirmą kartą jam kris tokia atsakomybė. Nors Fenerbahče nesėkmingai užbaigė reguliarų sezoną, iš pirmos vietos galiausiai nukrisdama iki 4 pozicijos, Balabanas čempionų titulą ginantį klubą regi kaip poros favoritą, o tai lemia kelios aplinkybės. Namų aikštės pranašumas daro Fenerbahče šios serijos favoritais. Kai abu treneriai turi 2 savaitės pasiruošti serijai, kartais nėra lengva atkrintamosiose pakartoti tai, ką sėkmingai darė reguliaraus sezono metu. Tikiuosi, kad Jasikevičius nustebins savo draugą Masiulį keliais nematytais triukais. Balabanas šiltai prisimena Jasikevičių Stambule talkinusi Masiulį. Į jį visi žiūrėjo palankiai, jį gerbė tiek žiniasklaida, tiek aistruoliai, tiek krepšininkai. Manęs nestebina jo sėkmė Žalgiryje, labai už jį džiaugiuosi. Nors rezultatyviausiai Fenerbahče gretose žaidžia po beveik 16 taškų per rungtynes pelnantis Tylenas Hortonas Tuckeris ir po kiek daugiau nei 14 metantis Vaidas Baldvinas, kaip vienas svarbiausių komandos žaidėjų, Balabanas taip pat išskiria 35 italą Nicolo Melli. Aukštaūgis dėl traumos nežaidė visą kovo mėnesį, tada ir krito Stambulo ekipos forma. Šioje sudėtyje iš esmės nėra kam pakeisti Nicolą Melli. Jis suklijuoja puolimą, o gynybą padaro vieną geriausių Eurolygoje. Jis tikras gynybinis inkaras, tikras lyderis tiek aikštelėje, tiek už jos ribų. Manau, kad dabar jis ginasi geriau nei savo karjeros pike. Žalgirio lyderis Silvenas Francisko Eurolygos naudingiausio žaidėjo rinkimuose liko 2, nusileisdamas tik prie Olympiakos puolėjų Aleksandrui Vezenkovui. Balabanas neabejoja, kad pagrindinė užduotis šioje serijoje stabdyti Žalgirio prancūzą atiteks amerikiečiui Devonui Hallui. Devonui Hallui šis sezonas nėra pats sėkmingiausias, bet prisimenu praėjusį sezoną. Jo žaidimas gerėjo augant rungtynių svarbai. Finalo ketvirto metu jis buvo nuostabus. Eurolygos ketvirtfinalio serijoje žaidžiama iki 2 pergalių. Pirmasis 2 rungtynes komandos antradienį ir ketvirtadienį žais Stambule. Trečiosios gegužės 6 vyks Kaune.